Mhm. No, jau aš matau tave Feisbuke. Labas, Jūrate. Labą vakarą, Vilma, tau ir visiems, kas mus mato ir girdi. Jo, labas vakaras visiems. Pas mane šiandien svečiuose Jūratėlė, Jūračiukas, intuityvioji mentorė, Theta Healing praktikė, genų raktų žemėlapio praktikė. Kas tu dar esi ir kuo tu užsiemi? Papasakok man greitai. Nes tu daug turi ten pasakot, žinau. Ačiū, Na, Vilma, tau. Aš iš tikrųjų padedu moterims išeiti iš destruktyvių būsenų, kurios tiesiog ir užstrigusios ar ne toj būsenoj jaučia gėdą, kaltę dėl kažkokių ankstesnių pasirinkimų ir tiesiog nebejaučia to gyvenimo skonio, džiaugsmo, net nebežino, kaip tai jaučiasi ir tiesiog padedu transformuoti tuos visus trukdžius ir tai genų raktai labai pasitarnauja ir šiandien nebereikalo mes šitą temą ir paliesim, kuri ir labai stipriai liečianti visus mus, visus absoliučiai ir tuos nušvitusius, ale ir dvasingus, ir ale nedvasingus, tie, kurie ten skirsto visus visaip ar ne, kurie ten traumuoti ir netraumuoti. Todėl man iš tikrųjų, kai aš ten vieną tokį postą perskaičiau, dalinausi ir mūsų mentorystėj. Kaip ten ir buvo pasakyta, tai irgi Vilma skaitei tą postą, kai vedliai traumuoti patys veda kitus, tarsi žinai, o iš tikrųjų, man ir paspaudė tą tokį mygtuką, kad iš tikrųjų mes visi esam gimę su trauma, kurie įspausta mumyse giliai į ląsteles ir tu nori ar nenori, tiki ar netiki, tu tiesiog turi, bet ar jinai tau trukdo, ar jinai jau ir tiesiog išgydyta, tai jau čia priklauso, aišku, nuo kiekvieno asmeniškai. tai dabar labai įdomi tu kalbi, nes kaip tik mūsų tema, bet aš nepasakiau iš pradžių mūsų temos, o mūsų tema yra sąsaja tarp genetinės traumos ir santykių su kitais žmonėm. Tai kaip ta genetinė trauma pasireiškia ir kaip žinoti, kad aš turiu tą genetinę traumą ir ta trauma, kaip pasakyti, mane veikia mano gyvenime. Ir kokios galiausiai jos yra tos traumos. Įdomu man čia labai įdomu. Įdomu. Mes kaip tik susijungėt su Vilma ir kalbėjom, kai mes turėjom ar ne pokalbį apie tą esybės žemėlapį vadinį, tada dar aš gal nebuvau iš tikrųjų netgi išstudijavus tų genetinių traumų, kur jinai ten ir pamatyti ją. Ir keliaujant šitoj tyrinėjimų genų raktų kelionėje, aš tiesiog vis renkuosi, vis domiuosi, tyrinėju pati, stebiu žmonės, stebiu savo klientes ir vis randu vis gilesnių ir geresnių įrankių, tiesiog tokių, kaip sau padėti. Nes genų raktai ir vienas iš savipagalbos įrankių, kuris irgi atkeliavo per mūsų mentorę, dėkinga jai, dėkinga esu tikrai už šitą įrankį, man pasitarnavo tiesiog tokia pažintis su savim ir tada padeda man eiti labai tikslingai į klienčių tokią problemų sprendimą. Ne ten užstrigti kasinėjimuose, praeitise ir varguose, kaip aš sakau, o iškart eiti tikslingai. Ir genetinių traumų iš tikrųjų yra 6, kurios yra įspaustos mūsų toj DNR. Ir kokios jos yra? Yra viena tokia išslopinimo traumų, čia tik pavadinimus vardinsiu dabar. Neigimo trauma, gėda, kaltė,
atstumimas ir netgi išdavystė ir atsiskyrimas. Izoliacija dar kitaip tariant. Iš tikrųjų, mums ir labai lengva priimti vienas kito kažkokius talentus ar negerasias savybės, dovanas, bet labai sunku ir tiesiog ar nepriimti va tos tokius, kai žmogus sureaguoja į kažkokią tai iššūkį ar emociškai sureaguoja. Ir mūsų tema, kaip užsivadino, ne, kad iš tikrųjų mes esam labai nori ar nenori, vėl priminsiu, ne, ir kartuosiu, kad tokie reaguotojai, kaip robotai pasidarė tarsi. Mes reaguojam ar ne į kiekvieną kažkokią situaciją ir mus paspaudžia tos trigeriukus, va tos dažniausiai ir paspaudžia mūsų genetinės traumos tą mygtuką. Ir jeigu mumyse dominuoja ar ne baimė, mūsų gyvenime ir pats gyvenimas mus tiesiog gąsdins. Jeigu mano viduje dominuoja pyktis, agresija, gyvenimas puls, užpuls, bet kokiose situacijose ir tu gali būti kiek nori ten dvasingas ir sąmoningas, tave tiesiog žadins iš vidaus ir va tą tokį mygtuką spaus. Jeigu viduje tiesiog yra toks vidinis konfliktas, kovoji su savo tais jausmais viduje. Pykstu, ar čia džiaugtis, ar liūdėti, tiesiog slopinu galbūt netgi va tuos jausmus. Tai va tas slopinimo gali būti genetinė trauma. Išorėje tikrai bus labai daug tokių įvykių, kur gali sukels tą išorinį konfliktą. Baksnos taip, ar ne? Dirgins. Jo, ir tokių varžovų galima sulaukti, nes kai mes kovojame dėl kažko, mes tada ir konkuruojame, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, viduje jauti, net nežinai kodėl, bet jauti kaltę, gyvenimas tikrai ras būdų, kaip jūs nubausti arba pasielgti kažkaip kitaip, kad tiesiog ta kaltė dar išsiryškintų, už kažką pradėtum dar stipriau jausti tą kaltę. Jeigu viduje, pavyzdžiui, esi nepatenkinta, įsižeidi labai greitai, ten tokia, gyvenimas tikrai duos tokių įvykių, situacijų, sudarys tokias tiesiog, kad tu įsižeisi netgi be priežasties arba su kokia nors ten smulkmena dėl smulkmenos vis labiau ir labiau. Ir visa tai vyksta, turint tik tai vieną tikslą. Va kaip tik norėjau paklausti tavęs, kodėl taip yra, kodėl situacijos ateina tos, kurios, pavyzdžiui, jeigu aš turiu kaltę, kad man taip visada baksnuotų į tą kaltę ir aš pastoviai jausčiaus kalta, kodėl? Visa tai vyksta, kaip visada, niekas nevyksta ar neatsitiktinai ar be reikalo. Parodyti man, tau ir visiems, va tie, kurie dar yra reaguotojai, emociniai tie tokie robotai, kaip aš dar sakysiu, genų raktų kalba, kurie dar gyvena arba dominuoja va tie šešėlinės tos būsenos, kad parodytų man, tau, kas mano viduje, ką aš nešiojuosi pasislėpusi. Škasusi ten galbūt netgi užrakinusi po 9 spinom, kad tik tai niekas nematytų. Šiandien netgi tas postas man išėjo toks iš vidaus, kad kodėl žmonės slepia, bet kartais žmonės slepia ne tik tai kažkokius savo negatyvius jausmus, žmonės arba tuos modelius, elgesio modelius kažkoks, slepia daug ir gražių dalykų. Slepia savo talentus, slepia savo dovanas užkoduotas, nes nežino. Nes gyvenimas, iš tikrųjų, jeigu tu esi labai priklauso nuo aplinkos ir ne, jeigu tave vis gyvenime slopino, vis kritikavo, pats tiesiog netgi patiki, kad tu esi nieko vertas.
Mhm. Ir tada viduje tu jauti tą nepakankamumą, nevertumą, nors gilumoj širdį tiesiog žinai, jauti visą savo esybę, koks tu esi, ką galėtum padaryti, duoti pasauliui ir pasitarnauti. Nes tikrai labai daug žmonių ir užslopinę savo talentus, savo dovanas, kai ateini į konsultacijas ir moteris, ir vyrai, tiesiog ir pamiršę, kas jiems patinka daryti, kaip jiems patinka elgtis, kaip iš vis elgiasi, ar ne, tokie išmintingi, harmoningi, mylintys gyvenimą žmonės, visi lekiantys, skubantis, gyvenantis tiesiog įtampose ir paslėpę viską ten, užkasę, meluoja savo. Ir va, tas visas elgesio tus modelius ir tokia gynybinė netgi reakcija. Į tą genetinę traumą, ypatingai kai tu žmogui ar savo artimajam, nes aš esu dabar tiesiog visų savo artimųjų SIBE žemėlapius padariusi, ištyrinėjusi ir aš tiesiog esu dabar tame etape kaip tyrinėtoja ir stebėtoja savo artimųjų ypatingai ir žiūriu jų elgesio modelius, gynybinės reakcijas į visas tas traumas. Ir labai gražiai viskas tiesiog ir matoma ir jaučiama. Jie patys net rodos, kad visai net netyčia taip pasielgia, nes tai ir pasąmoninės programos. Ir patys nesusigaudo. Nu, čia tas pats, pavyzdžiui, ir pats, pavyzdžiui, aš pati nesusigaudau, kad aš taip darau, nes nematau, ar ne? Taip, nes taigi tų pasąmoninių programų ir elgesio modelių, nu tikrai mes nei vienas kartais, aš kaip pati pradėjau save tiesiog stebėti, tyrinėti ir atpažinti, ir ne, tą savo gėdos, vat, tą genetinę traumą, kaip jinai man pasireiškia, kokiose gyvenimo srityse. Ir ypatingai visos genetinės traumos pasireiškia santykiuose. Kur skaudžiausiai, kur arčiausiai. Santykiuose pirmiausiai su savim, nes aišku, tai prasideda nuo savęs, ar ne? Santykiuose, aišku, su kūrėju ir po to santykiuose jau vat, su artimaisiais, tėvais, broliai, sesės ir vyrai, partneriai ir vaikai. Ir santykiai visi mes žinom, kad tai ir iš tikrųjų kūryba, tai ir menas, kuris kuriasi, ar ne, jeigu nėra meilės ir tiesiog viskas, kas be meilės ir nuodėmė, ten, kur meilės nėra, ten iš vis nėra nei atvirumo, nei sąžiningumo ir tada tas duoti gauti dėsnis išbalansuoja, jisai tampa toks iškreiptas ir va tada kūrėsi vėl tos situacijos tenkinimo, nepakankamumo ir viskas. Ir taip sukasi tiesiog tokiu ratu. Dabar noriu tiesiog tokiu, bet kam bus įdomu apie tą savo sužinoti genetinę traumą ir kokie tie modeliai, kaip pasireiškia. Bet tai einant į tą tokį savęs atsigręžimą ir genetinių traumų tiesiog išgydymą, kaip aš sakysiu, susidraugavimą, gal man labiau gražiau tas toksai skamba, ar ne, susidraugauti. Nes gydyti tarsi, žinai, aš jau esu kažkokia čia nesveika. Jo, pašalinti, panaikinti. Nes su manim yra viskas gerai, ir su jumis viskas ir gerai, ir su Vilma viskas ir gerai. Bet ta genetinė trauma įspausta į DNR, jinai nori ar nenori, tiesiog būna taip, kad trukdo, labai stipriai trukdo, ir ne, jeigu jinai tiesiog ir va, tu nesi su ja susidraugavęs, bet būna taip, kai tu tiesiog su ja susidraugauji ir yra taip, tiesiog jinai atveria duris į tavo tokį, išskleidžia tavo vidinį potencialą, santykiai tvarkosi,
finansai tvarkosi, sveikata tvarkosi ir dažniausiai tai yra iš tikrųjų genetinės tos traumos susidraugavimas, apkabinimas, kaip pavadinsi, taip iš tikrųjų, tarsi jinai Nebetrukdo. išnyksta. Jinai, žinai, taip vat paima ir išnyksta. Ir nebėra netgi to poreikio ten gydyti savęs. Bet tai kai tu sakai išnyksta, bet tai jinai tikrai pasinaikina, taip, ar jinai tiesiog yra, bet tu žinai, kad yra ir bet kada gali pasispausti. Ar kaip čia dabar yra? Kai tu žinai, ir vat tu žinai, pavyzdžiui, stebi save, ar ne, mes transformaciniuose dirbtuvėse tiesiog einam į tokią savistabą ir tada tu stebi savo elgesį. Tu atpažįsti ją, momentą atpažįsti, kai tu pradedi jau, ar ne, vat tas mygtukas spaustis ir atsakas. Pavyzdžiui, koks atsakas yra slopinimo traumos. Slopinimo traumos yra nesąžiningumas, poreikis nutylėti, pavyzdžiui, pameluoti apie kažkokius svarbius dalykus. Nes žmogus jaučiasi įspaustas į kampą, nors niekas galbūt jam dar nieko nedaro, jam taip atrodo, nes čia ir pasąmoninė programa. Ir jisai, vat, pavyzdžiui, kažkas galbūt, kokį pavyzdį dabar duoti. Jeigu, vat, pavyzdžiui, šeimoje yra kontroliuojate, ar ne, vienas iš partnerių koks nors labai tas toks kontrolierius, ar ne, bet žinot, kai ta kontrolė eina, pavyzdžiui, su rūpinimusi, jinai ir visai kitokia. Bet kai kontroliuoja, ar ne, vat, pavyzdžiui, kaip aš ankstesnė buvau tokia kontrolierė iš tikrųjų, nes aš turėjau viską žinoti, viską suprasti ir tiesiog aš tokia buvau. Ir mano ta kontrolierė niekur nedingo, bet aš su ja susidraugavau. Ir vat jeigu šalia manęs ar nebūtų partneris ar kažkoks, tiesiog kaip ir vaikas gali būti, ne, su slopinimo trauma, jisai labai greitai gali suprasti mano tą rūpinimąsi, ten, kur išeini, ar tu šiandien esi, ta prasme, pavalgęs, ką norėtum ar ne, tiesiog tą rūpinimąsi įvardintų kaip kontrolę ir tiesiog pradeda labai meluoti. Gali būti, pavyzdžiui, ta mama tokia griežta, nesuprantanti, nesusipažinusi pati ar ne su tais jausmais, kur mūsų anksčiau, taigi nieks ir neklausdavo, kaip tu jautiesi. Svarbu, turi kuo apsirengti ar ne, ir turi kojas, rankas, akis ir pirmin, apie jausmus nebuvo net jokių kalbų. Tai vat, pavyzdžiui, pradedi vaikas verkti ir mama tarsi ar ne pradeda sakyti, tiesiog vyrai neverkia, ypatingai jeigu berniukui. Vyrai neverkia, tiesiog ar ne, turi būti vyras. Ir va taip tiesiog gali vaikas netgi užspausti savyje visus tuos jausmus. Kai jam liūdna, kai jam ten skauda širdelė, ar ne. Ir nuo vaikystės jisai jau mokinasi, nori ar nenori, bet ta genetinė trauma tiesiog dar labiau pasireiškia. Bet jeigu tu atpažįsti, jeigu tu susipažįsti su savyje ir ne šitą ir tau trukdo tiesiog gyventi, nes tada išeina į santykius toks žmogus irgi meluodamas, ten blogai jaučiasi, nesako savo tos tokios, tikrų jausmų neišsako, ar ne. Aš, pavyzdžiui, šiandien, ar ne, jaučiuosi sudirgęs, arba ten aš šiandien, pavyzdžiui, man nelabai patiko ten tavo elgesys, aš pykstu ant tavęs. Ir iš vis tada tiesiog negeba kalbėti atvirai. Geriau pasakys, viskas gerai, labai dažnai nutyli ir nekalba. Neina į tą tokį gilesnį savęs pažinimą ir tų visų tiesiog tokių paprastų rodos gyvenime smulkmenų pasikalbėjimą, pasiaiškinimą. Bet tai kraunasi. Ir
Ir tie Ir žmonės kaupėsi iš kaip nuoskauda, ne? taip, Va tokiu būdu. taip. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie visas, mes čia tikrai netilpsim nei į valandą. Nu, aš žinai, ką noriu apie Maniškę. Maniškė, kuri ten šeštoji. Filantropas, ne? Pati smagiausia. Jo, jo, ten šešta trauma yra atsiskyrimas. Kas jau turite hologenetinius profilius, va žiūriu, mergaitės rašo, labas Jo, vakaras klausia. visoms. Kur Ir klausia, kurioj vietoje žemėlapyje atsispindi traumos? aha, Etinės. ačiū Rūta už klausimą. Esybės žemėlapy yra pašaukimo sfera. Ir ten prie pašaukimo sferos yra genų kodas ir taškas ir po tašku yra skaičius. Tai ten ir genetinė trauma skaičius. Ir va šešta, pavyzdžiui, kaip Vilnius, ar ne, yra izoliacijos ir atsiskyrimo. Ir tai nebūtinai gali, pavyzdžiui, dominuoti viena kažkokia. Mes tikrai visi galim turėti ir daugiau, bet šešta, jeigu yra, ir jeigu tikslus gimimo laikas ir įvestas darant esybės žemėlapį, tai tikrai šešta genetinė trauma apima visas. Ir tas žmogutis iš tikrųjų neša savo DNR ląstelėse visas. Ir tik tai aišku, kai jau mes susipažįstam su visom, ne, tai mes tada galim atpažinti, kokioje situacijoje kokia jaučiasi labiausiai. Nes taigi ir gyvenimo sričių labai daug, ir santykiai, ir finansai, ir dvasingumas, ir sąmoningumas, ir sveikata, ir taip toliau, ir panašiai. Taigi ir tu žiūri tiesiog, kur, pavyzdžiui, šita tavo genetinė trauma ir netarnauja, va, tas toks mygtukas ir paspaudžiamas. Nes atsiskyrimas, izoliacija, ką reiškia? Atsakas į šitą mygtuką ir tiesiog toks nerūpestingumo ir nedėmesingumo modelis. Bet čia kalba eina apie save, kai aš atidedu save tarsi po to, nesprendi va tų savo kažkokių ar negiluminių žaizdų, nesprendi kažkokių svarbių problemų, nes filantropas, kaip tu ir paminėjai, tai ir jisai gebantis panaudoti labai tikslingai laiką, energiją ir finansus. Bet jeigu jisai ir šešėliniai būsenoj, ir va ta genetinė trauma, jeigu ir neišgydyta, ar nesusidraugauta su ja, neapkabinta, jinai atitrūkusi nuo savo tų visų, kaip aš dabar sakysiu, išėjus iš savo ašies, jinai nesprendžia tų problemų. Jinai net nežino, kaip panaudoti savo tą laiką tikslingai, nežino, kaip panaudoti savo energiją tikslingai. Ir va čia tas atskirimas, izoliacija, tarsi iškilus kažkokiai situacijai iššūkiui, eina atsitraukti, pasislėpti, susigūžti. Ir save palieka tarsi tokią paskui. Likimo valiai. Va čia Vilma atsimeni, čia tavo tas geros mergaitės, netgi vaidmuo, va šita tavo rolė ir yra iš šitos genetinės traumos. Tu supranti? Jo, dabar aš labai gerai, man viskas pareina šią akimirką. Ja. Ir mes, pavyzdžiui, einant į šitą pokalbį, net nežinojom, kokia Vilmos ir net nesusitarėm. Ir tik tai prisijungiant, o palauk, kokia tavo yra. Oi. Jo, o kai pasakė Jūratė, sakau, o blembas, smagumėlis. Ja. Taip. Bet realiai gera turėti iš tikrųjų, Jūratė, ačiū, kad paaiškinai mums visiems, kad gera turėti tą supratimą, kad tai, kas atsitinka negatyvumas, kur spaudomos va tos genetinės traumos, tai yra spaudomas ne dėl to, kad tau pakenkti,
kad tave sumenkinti, ar tave sužeminti, ar tau pabloginti gyvenimą, bet parodyti, nu ką va čia, nu išsispręsk, apkabink, išsilaisvink ir tau bus gerai. O jeigu tu dar nesupranti, nu tai, kaip tu sakei, prašau, gyvenimas pasiūlys tų situacijų vis daugiau. Ir su tu savo požiūriu, situacijos tai neutralios, aš tikiu, ateina tik tiek, kad pasijudina va tas kažkas pas mūsų viduj. Ir tada mūsų požiūris, ir tada mes prisidirbam su savo mintim, su savo emocija, su savo elgesiu. Ir jeigu mes nesitvarkom, nu tada mūsų gyvenimas gaunasi įvairus, ar ne? Karuselės. Pavyzdžiui, kas klausysit, va Žaneta rašo, pas Žanetą yra pirma ir, slopinimo, engimo, trauma. Pas Rūtą šešta? Labas, Pas Rūtą kaip ir pas tave. Aha. Pas mane, pavyzdžiui, ir spausta gėda. Ir aš va čia, kai aš tiesiog ją apkabinau, aš su ją susipažinau ir aš tada suvokiau, iš kur pas mane tokie jausmai, iš kur pas mane tokie elgesiai, kad aš tiesiog toksai kartais netgi pati nesąmoningai, ne kartais, labai dažnai susikuriu savo tokias situacijas, kur po to jaučiu gėdą. Iš kažkokios smulkmenos tarsi tokį priskaldydavau kalną, vežimą tokį. Tiesiog ir ta toks nereikšmingas kažkoks įvykis būdavo taip sureikšminamas, toks hiperdėmesys šitai kažkokiai ten problemai, toks svarba, rimtumas labai į viską. O va šita man iš tikrųjų leido taip lengvai, paprastai pažvelgti į viską va, su tokiu humoru. Žinai, tą tokią, autoironiją, tiesiog gebėti iš savęs ir pasijuokti. Ir va su tokiu lengvumu visą tai pažiūrėti, kad ne aš čia esu. Ta trauma nesate nei jūs, nei aš. Čia ir tiesiog va, mūsų toks gynybinė reakcija, va tuos iššūkius į kažkokius ar net trigeriukus, reikia tik tai gebėti su ją susidraugauti. Nes į viską, ypatingai, kai mes pradedame eiti kažkokiu sąmoningumo keliu, pasidarom labai rimtos, labai čia super rimtos. Pradedi jausti gėdą, kad šalia tavęs ten labai jau tokie kažkokie nesąmoningi. Aš kai atsimenu savo visą tą jausmą, kaip aš tiesiog, kai aš susipažinau ir pradėjau labiau ten ją gilintis, kaip fainai, kaip mane išlaisvino, čia va ta sąmoninguoji, čia ta rimtuolė, dabar gali iš savęs ir pasijuokti, ir pasidžiaugti, ir kiek to visokiausių kažkokių nesąmoningų sprendimų, ar ne, kažkokių ten iš anksčiau. Tai viskas ėjo todėl, kad aš tai patirčiau. Ir po to pasitarnaučiau moterims, kurios tą patį jaučia. Ir ta prie gėdos vis tiek prisideda ir kaltė. Ir čia nebūtinai susireikšminti, va taip sakau, kad viena. Mes galim visas tiesiog savyje jausti. Ir ypatingai tos moteris, kurios ir save sumenkinusios, patikėjusios, kurios yra nieko nevertos, kad nebeturi jokių talentų, gabumų, ar ten iš vis nieko negali padaryti, nei kokioj gyvenimo srity. Pavyzdžiui, kaip aš save anksčiau labai didelius reikalavimus, ar ne, kėliau savo. Aš tiek daug moku, gebu, galiu ir tiesiog ir einu prie, dakeliavau iki išsekimo, ne, tokio psichologinio išsekimo. Ir tai buvo tiesiog mano pačios vertybių peržiūrėjimas. Tai nebuvo mano kažkokia pašlijusi fizinė sveikata. Tiesiog buvo toks etapas, kai tu pereini į kitą požiūrį, į kitą va tą tokį lygį, kad viskas, tas, kas tau netarnauja, atsisveikini. O iš tos ankstesnio požiūrių, aš, pavyzdžiui, jaučiau labai gėdą. Aš jaučiau gėdą, nes ir vėl, Jūratė, tu keiti savo kryptį kažką, tu vėl čia kažką darai ne taip.
Ir aš esu jau dalinusi savo tiesiog tokiais pasidalinimais ir gyvenimo srityse dėl griūvančios antros santuokos. Aš irgi jaučiau gėdą, bet aš tiesiog prisimenu atsakomybę. Ir va čia, kai tu tiesiog pridedi prie tų savo visų kažkokių elgesio modelių, kažkokių nesuvokimų, nebrandumo, švelnumo, tiesiog pamilsti tą savo genetinę traumą, tu pamilsti tą savo kelią, apkabini ir tiesiog dar daugiau pamilsti visą save ir tikrai tas visas savo patirtis praeitas, visus žmonės, kurie buvo šalia, kurie tave augino, prisidėjo prie tavo augimo, plėtimosi. Ir tikrai tu tada ilgiesi visai kitaip. Tau rodos sekasi, o nieko labai nebereik įdėti net pastangų. Žinot, vat kai aš anksčiau jausdavaus ryte, aš atsikeldavau pavargus. Aš jau ryte pabusdavau pavargus. Dabar vat aš ilsiuosi. Aš gyvenu ir ilsiuosi. Tikrai visiems to linkiu ir ypatingai moterims to linkiu. Nes pavargusi moteris, nelaiminga moteris, nelaiminga tada visa šeima. Užliūliavau. Ne, aš tiesiog aš neturiu, žinai, žodžių, ką pasakyti ir noriu va tą tylą išlaikyti ilgiau, nes po to tavo žodžiai įnešta ta energija, ta būsena, jinai prašos net tylos, kad nieko daugiau nebūtų sakoma. Tiesiog Tai va noris, man noris iš tikrųjų tos moterys, kurios klausosi ir klausysis, man noris tiesiog palikti toj būsenai. Kad išsakyti tavo žodžiai ir išsakytas mintis, ta emocija ir tas lengvumas ir ta erdvė, kuri dabar susikūrė, tiesiog, kad jinai paliestų kiekvienos moters ir vyro širdį. Taip, ir dar Nes, noriu, nes nes veržiasi žodžiai sakyk, ir noriu tiesiog, kaip vat, kai tu pasirenki save, esi savimi. Ir tada tu ilsiesi. Ir tada nereikia jokios ramybės, išorinės ramybės. Aš pati anksčiau ieškojau, netgi grupę buvau pačią pirmąją sukūrus, kelias į vidinę ramybę. Ir kaip dabar atsimenu tai grupiai ir gal jau daugiau nei 2 metai, aš pradėjau genų raktus tyrinėti, pavadinimus pasikeitė. Tai vat, kai tu pamilsti tą savo kelią, tą pašaukimo savo kelią ir nebereikalo šitą genetinę traumą ir vat, pašaukimo sferoje. Ir viskas taip gražiai ten aiškėja, kai tu tyrinėji, tu padedi moterims, kad jos irgi va taip tiesiog lengvai, paprastai atsigręžusios į save, ilsėtųsi kasdienybėje, ne kažkur ligoninėse, ne kapuose, gyvenime, savo kasdienybėje. nes realiai iš tikrųjų mum ilsėjimasis yra natūraliai duotas. Mumis yra įgimtas. Aš taip jaučiu, aš taip manau.
Tik tai mes per savo nežinojimą, prisigalvojimą, prisikūrimą, mes tiesiog tą labai, tą būseną arba tą erdvę labai prišiukšlinam, ar ne? Ir bet mes Žinai, visi aš tą galim, kaip visi tą. prisimenu tą savo tokią būseną, kur aš tiesiog vat visada atsikeldavau pavargusi ir aš visada klausdavau savęs, o ką aš galiu padaryti be pastangų, nes aš neturiu jėgų. Mhm. Ir va ta genetinė trauma dažniausiai pasireikšdavo ir kas pajausite, tai kaip vidinis kritikas. Mane tas vidinis kritikas, tas balsas labai sabotažavo ir kritikavo. Mhm. Nieko nepadarei, gėdindavo tarsi, žinai. Nieko nepadarei, sėdi arba guli, o įpratus tiesiog visada gyventi tokiam bėgime, kelių darbų veikime, tokia visa, oi, galinga ir stipri, ir lekiu, ir tiesiog pamiršusi save, po to guliu ten kelias dienas paslika. Ir aš tada uždaviau klausimą, o ką aš galiu padaryti, neįdedant pastangų? Aš galiu tik mylėti. Ir va, tą jausmą tiesiog paskleisti. Pirmiausiai, va, tą tokį švelnų apkabinimą, pirmiausiai, va, tada sau skirti. Nes kiek aš laiko nedaviau sau to švelnumo, nes manyje tiesiog užkoduotas švelnumas, nes genų raktas yra, kas jau pažįsta, pažiūrėkit į savo dovanas. Ir aš galvoju, aš net neatsimenu, kaip jaučiasi tas švelnumas, kuris yra viduje. Aš žinau, kaip jaučiasi švelnumas išorėje, aš gebu paglostyti, bet nu kaip jisai jaučiasi, tas vidinis švelnumas. Tai kai tu tiesiog leidi savo būti. Kaip jaučiasi tavo pačios tas švelnus prisilietimas savo. Tiek fizinis, tiek žodžiu, tiek ar ne tokiu švelnumas. Ir visi tie nauji dalykai, kurie buvo paslėpti manyje giliai, mane ir džiugindavo, ir kartu gąsdindavo, nes aš tikrai viską buvau pamiršus. Slėpus ten giliai, nors išorėje aš labai atrodžiau linksma, laiminga, žinai, kai užsidedi tą šypseną tokią. Ai, nieko nuo savęs nepaslėpsi. Ir Nieko. niekur nuo savęs nepabėgs. Jo. Tai mes negalim pakeisti šalia savęs esančių žmonių, kokių tai vykstančių, ne nuo mūsų priklausančių ar ne kažkokių situacijų. Tikrai mes visada galim pakeisti save, savęs nesužeidžiant, tada automatiškai mes ir kitų nesužeisim. Nes švelnumas tikrai nieko nežeidžia. Sąžiningumas taip pat su savim. Meilė sau. Išmintinga tokia meilė. Ir mane labai pradėjo tiesiog vesti kalbėti apie tai, kad tapti tiesiog tokiu nepažeidžiamu. Nes nieko nėra
baisiau tiesiog pasislėpti, susigūžti ir kentėti. Nes tikrai dabar ta naujoji matrica, naujoji žemė iš tikrųjų ir mus veda klestėti, žydėti, žavėtis viens kitu, viens kitam tiesiog ar nespinduliuoti tą meilę. Taip, kaip galiu, taip, kaip moku ir visiems yra vietos, bet ne kančia, ne vargas. Pasirinkim iš tikrųjų mes. Nes užsakovai ir užsakovės esame mes viso to. Aš tiesiog renkuosi, aš užsakau šiandien, ar ne, aš užsidedu tokią skraistę ir einu į kasdienybę. Mūsų švelnumu, man gera su savim, tada šalia kitiems yra gera. Ir kai nebėgo, viską priimu. Jo, tai vat susidraugauji su tais savo šešėliukais, susidraugauji su savo tom visom geriukais tais ir net tom genetiniam traumom ir tiesiog tiesi tame va tam priėmime. Tai nebūtina mums ten visų mylėti, ten bučiuoti, niuniuoti. Tiesiog priėmimas. Ir savęs, taigi būna ir mums visokiausių dienų, ar ne? Bet vis tiek, aš esu švelni sau, aš vis tiek randu, ar ne, to gerų žodžių, laiko sau. Nu, lauk dar manęs. Meilė sau. Man tiesiog aš esu be žodžių dabar. Aš esu iš tikrųjų be žodžių. Tu kalbėjai apie tą meilę sau, kuri yra labai paprasta ir neišpūsta. Nepompastiška, kaip mes įsivaizduojam, kad jau meilė sau, arba ta vadinamoji besąlyginė meilė yra kažkas, kiek mes prisikuriam iliuzijų ir kiek sukomplikuoja mane, kiek daug turim lūkesčių, bet paprasčiausi dalykai. Meilė sau šiandien ir susipainiojam tiesiog, nes labai daug tų informacijų, labai tų ar ne, va ten tų influencerių arba ten vedlių, bet renkamės iš tikrųjų pagal tai, kur širdis ar ne mus pakviečia. Va. O aš iš tikrųjų noriu pakviesti ir pasidalinsim, dabar esam pas Vilmą svečiuose, pakviesti prisijungti į mano kuruojamą grupę, sukurtą savęs pažinimas per esybės hologenetinį profilį, nes greitu laiku pakviesiu tiesiog į dar tokį testinį savo transformacinių dirbtuvių projektą, būtent apie genetinės traumas, nes tai yra iš tikrųjų šaknis mūsų visų tų problemų, kurios neleidžia mums ilsėtis ir žavėtis savo gyvenim kasdienybei. Ir ten gausit, seksit visą informaciją, susipažinsit, galėsit užduoti klausimus ir tikrai, kas jaučiatės užstrigę kažkur gyvenime, beprasmybės jausmuose, nežinojime iš viskas su manim vyksta, tai visada galite parašyti. Pirminis pokalbis 30 minučių, jisai ir nemokamas. Pažvelgsim, iš tikrųjų, ar aš galiu pasitarnauti, ar Vilma gali pasitarnauti, ar mūsų kitos kolegės gali pasitarnauti jums išeiti iš to užburto rato. Jo, jeigu, pavyzdžiui, aš matysiu, kad tai ne mano, aš parekomenduosiu kitą mentorę, kad padėtų. Taip, kad nėra taip, kad mes esam atviros, sąžiningos pačios su savim ir su kitais.
Mhm. ir mes norim padėti taip, kaip galim. Ar ne? Mes galim taip, kaip geriausiai. Su Taip, kūrėjo palaikymu viskas ir įmanoma. Taip, jo, kad keliaujam. Vilmut, mes į pabaigą. jo, Mūsų taip, laukia tikrai zoomas, tu mes čia pažiūrėk. užsibuvom, užsišnekėjom, užsimeditavom. Gerai, ačiū Jūrate, tau. Dabar jūs žinot, kur Jūratę rasti. Žinot, kad su ją galime 30 minučių apturėti nemokamą pokalbį ir pasižiūrėti. Ir jeigu jūs atpažįstat, kad jum jau užtenka, jum per daug, arba jūs kankina va tos situacijos, kurios atsitinka dabar jūsų gyvenime ir norit išsispręsti, tai pas Jūratę Latakienę į genų raktus susipažinsit pačios su savimi, bus aiškiau, o po to, kaip jūs norėsit ir kaip reikės, ne? Eisim Gerai. į tikslingumą. Taip, Mhm. ačiū. Taip. Ačiū tau, Gerai. Vilmute. Ačiū tau, Jūratė. Ačiū visiems, Dėkui, va, kas mums rašo klausėte. ir Rūta, ir Ai, kaip Margarita. fainai. Jo, ir Yeah, Jūratę matau ačiū. prisijungus, Birutė, Žaneta, Auksė ir tu, faina. Gerai, ačiū visiems. Gerai, Iki kitų ačiū. kartų. Ate. Iki. Iki.